žodžiu, padarau labai greit video, nes matau, kad jaunims aplamai jaunesni, būn ir senesni, dažna kel sunkius objektus, dalykus labai netaisyklinga. Ir aš labai greit noriu jums parodyti, ką reikia nukelti, kad jūs nesusižalotumėt savo nugaras. Nes aš kai buvau kariuomenė, buvau suteiks vieną žmogų, un sakė, aš tiesiog kėliau šiukšlių maišą ir gavau išvaržą. Tiesiog greit nepagalvoju, kėlį teisę nugarą buvo negera, pakėlį staigę į viskas į to išvaržą ir į vyrs 30 metų normalus, ta prasme, vyrs kaip vyrs į to išvaržą. Tai va, žiūrėkit, visą laiką kelit, neskubėkit. Nekelkit va tep iš nugaras. Va tep iš nugaras nekelkit, tep grina iš nugaras. Čia jį negera, labai negera. Viskas ir iš kojų, įsidėmėk, kad tėvė mūsų iš kojų. Pasijim, va, iš kojų. Visą laiką visko keli iš kojų. Nes jei čia susižaluosi, vis gyvenim bus problemas. Klausiau to vyrą, sakau, kaip tavo gyvenims. Sak, gali susigyventi. Sak, bet vis tiek ir nebetas. Nu, skaud ir iškart atsiliep. Tai va, labai nuoširdė, sakau, žiūrėk, iš kojų. Iš kojų, va, iš kojų. Iš kojų. Ir jei įmanom, vis laik, nekelk vien sunkių dalykų. Dviejau. Ir viskas, nereik čia kažkam įrodyti, kad čia jis stiprus galiūns ar kažkas tokį. Tai va, paėm iš kojų. Va. Arba iš vis dujų balionų. Geriausia būtų tiesiog. Paprašau kas nors, kad prikėpti ir įkelti. Nu tai va, gerai, važiuojam iki varau.